čiulpų donorystė Lietuvoje vis dar apipinta mitais. Nors tai nesudėtingas ir neskausmingas būdas išgelbėti gyvybę, kai kurie pacientai kovojantys su kraujo vėžiu donoro dėja taip ir nesulaukia. Mūsų 3 milijonai, tačiau tik kiek daugiau nei 6 tūkstančiai potencialių kaulų čiulpų donorų Lietuvoje yra pasiruošę dovanoti galimybę įveikti ligą, galimybę gyventi. Hamelnas. Mūsų Marijampolės dydžio miestelis žemutinėje Saksonijoje, Vokietijoje. Žmonės regis tokie pat kaip ir mes, gyvenantys savo gyvenimus, auginantis vaikus, paskendę savuose rūpesčiuose. Tokie pat, tik gal mažiau abejingi kitam, nes Hamelne turinčiame mažiau nei 60 tūkstančių gyventojų kas 30 priėmęs atsakingą sprendimą padėti kitam. Yra potencialus kaulų čiulpų donoras. Kaulų čiulpai kauluose esanti akyta medžiaga, kurioje gaminasi mūsų kraujas. Ten yra daug jaunų, nebrandžių, nuolat besidauginančių kraujodaros ląstelių, kurios bręsta ir pakeičia jau pasenusias kraujo ląsteles. Šis procesas vyksta visą gyvenimą. Susirgus kraujo vėžiu, kaulų čiulpai vietoj sveikų kraujo ląstelių ima gaminti vėžines ląsteles. Tuomet reikia skubiai pradėti gydymą. O jei jis nepadeda, lieka paskutinis šansas – kaulų čiulpų donoro paieška. Several diseases where stem cell and bone marrow transplantations are for the moment the only. Kai kurias ligas gali išgydyti tik kaulų čiulpų transplantacija. Štai kodėl labai svarbu turėti didelį registrą, kuriame būtų pakankamai donorų. You have always to consider that our HLA system, which is the system which, reikia pabrėžti, kad kiekvieno iš mūsų leukocitų antigenų sistema labai unikali. Reikia daugybės donorų, kad galėtume rasti tinkamą. Is very diverse, so you need a lot of donors to get one donor for one patient. Kad rastum donorą vienam pacientui, kartais reikia kelių tūkstančių ar net milijonų žmonių registre. Transplantacija šiuo metu yra vienas iš labiausiai tobulėjančių gydymo metodų, leidžiančių išsaugoti paciento gyvybę. Hamelno klinika Sana viena iš daugelio vietų Vokietijoje, kur atliekamos kaulų čiulpų donacijos ir transplantacijos. Čia žmonės gali žengti ir patį pirmąjį žingsnį, užsiregistruoti į negiminingų kaulų čiulpų donorų gretas. Kaip pasakojo šios klinikos aferezijų ir kaulų čiulpų transplantacijos skyriaus vadovas profesorius Helmutas Šmitas, kaulų čiulpų donorų jie sulaukia kasdien. Mūsų specializacija kaulų čiulpų ir kamieninių ląstelių surinkimo procedūros. Jų atliekame išties daug. Esame vieni didžiausių Vokietijoje. Atliekame apie 1000 tokių procedūrų kasmet. Kraujo vėžys. Tokią sukrečiančią ir negailestingą diagnozę Vokietijoje kasmet išgirsta apie 4000 žmonių. Lietuvoje bemaž 1500. Kai kuriems iš jų įveikti ligą gali padėti tik negiminingas kaulų čiulpų donoras. Tik gera valia kažkieno dovanotas kraujo lašas. Ypatingas jausmas. Labai tikiuosi, kad tam žmogui galėsiu padėti. Ypač kai pagalvoji, kad kada nors pagalbos gali prireikti ir man pačiai. Bet svarbiausia tai, kad tiesiog noriu padėti. Nuostabu, kai turi galimybę kažkam padėti. Išgelbėti gyvybę tikrai geras dalykas. Dovanodamas kaulų čiulpų neprarandi nieko. Ląstelės atsinaujina per 2-4 savaitės. Tai reikia paaukoti šiek tiek laiko ir truputėlį kraujo. Šią žinią stengiamės skleisti ne tik Vokietijoje, bet ir visame pasaulyje, sako didžiausio pasaulyje negiminingų kaulų čiulpų donoro registro DKMS atstovė Julija Rungė. DKMS jau 20 metų veikianti organizacija, kurios pagrindinė misija – plėsti negiminingų kaulų čiulpų donorų registrą, kad tinkamą donorą būtų galima surasti kiekvienam, kuriam būtina transplantacija, kiekvienam stovinčiam ant gyvybės ir mirties slenksčio. DKMS yra Vokietijos kaulų čiulpų donorystės centras veikiantis nuo 1991 metų. Mes jau atšventėme 20-ąjį gimtadienį. Negiminingų kaulų čiulpų donorų žmonėms sergantiems leukemija ar kitomis kraujo ligomis ieškome jau daugiau kaip 20 metų. 1991 metais, kai pradėjome dirbti, situacija beveik buvo tokia, kaip ir jūsų. Vokietijos registre buvo vos 3000 negiminingų kaulų čiulpų donorų. Tačiau dabar mes esame didžiausias centras pasaulyje. Turime daugiau nei 2,5 milijono potencialių donorų.
Atrodo labai daug, bet mums to neužtenka, nes mes stengiamės rasti tinkamą donorą kiekvienam, kuriam jo reikia. Mūsų tikslas – rasti donorą kiekvienam laukiančiam pacientui iš bet kurios pasaulio šalies. Kasmet maždaug 4,5–5 tūkstančiai DKMS dėka užsiregistravusių žmonių suteikia viltį gyventi pacientams iš viso pasaulio. Lietuviams taip pat. Nuo registro veiklos pradžios yra donavę jau daugiau kaip 26 tūkstančiai geros valios žmonių. Pasiekimai įspūdingi, bet kartais rasti donoro vis tiek nepavyksta. Dėl to kiekvienas užsiregistravęs žmogus yra be galo svarbus. Didžioji dalis Vokietijos gyventojų į kaulų čiulpų donorystę žiūri teigiamai ir norėtų padėti. Vokietijoje daugiau kaip 18 milijonų gyventojų, o užsiregistravusių donorų 2,5 milijonų. Kai palygini, tai mums yra dar ką veikti. Rengiame specialius projektus, einame į universitetus. Kiekvienais metais rengiame projektus mokyklose, kad galėtume paaiškinti ir papasakoti vaikams, kurie galbūt ateityje taps donorais, kaip jie tai gali padaryti. Taigi mes stengiamės supažindinti žmonės su šiuo dalyku ir atsakyti į klausimus, paaiškinti, kad užsiregistruoti labai paprasta lyginant su tuo, ką ištveria pacientas, kovodamas su liga. What a patient must go through. Kaulų čiulpų donorystė – paskutinė viltis pasveikti, už kurią donorui visą gyvenimą bus dėkingas ne tik antrą šansą gavęs žmogus, bet ir jo šeima, draugai. Dovanoti gyvenimą – neįkainojama patirtis, praturtinanti ir subrandinanti. Kad galėtum tai padaryti, tiesiog reikia nelikti abejingam. Mintimis dalijasi Karstenas, kartu su draugais nusprendęs duoti kraujo mėginį ir užsiregistruoti į negiminingų kaulų čiulpų donorų gretas prieš 3 metus, kai jo miestelyje leukemija susirgo berniukas. Į Hamelino kliniką jis atvyko padėti susirgusiam visiškai nepažįstamam žmogui, kuris netrukus taps jo kraujo broliu. Kai sužinojau, kad kažkam tinku, labai nustebau, nes nesitikėjau, kad kada nors tapsiu tikru donoru. Tačiau pasakiau, žinoma, tikrai donuosiu. Jaučiuosi tikrai gerai. Nuo injekcijų, kurias reikėjo leistis ląstelių stimuliacijai, šiek tiek skauda galvą ir nugarą. Tačiau tai menkniekis lyginant su tuo, kad galbūt išgelbėsiu gyvybę. Labiausiai nustebau, kad čia sutikau tiek daug donorų. Esu be galo nustebęs. Žinoma, gerąja prasme, kad čia tiek daug žmonių gelbstinčių gyvybės. Bet grįžkime į Lietuvą. Mūsų pacientus taip pat gelbėjo donorai iš Vokietijos registro DKMS. Vien šiemet tokių buvo 24. Tačiau labiausiai džiugina tai, kad vis dažniau donoras lietuviui randamas čia pat, Lietuvoje. Juo labiau, kad dėl genetinio panašumo lietuviai lietuviams tinkamiausi donorai. 2005-aisiais, kai startavo kaulų čiulpų donorystę skatinantis projektas Bugeras, Lietuvos registrate buvo 250 potencialių donorų. Šiandien šis skaičius perkopė 6 tūkstančius. Bugeras pamažu įgauna pagreitį, tačiau neretai žmonės vis dar baiminasi ir mano, kad kaulų čiulpų donorystė labai skausminga procedūra. O kartais akcijos organizatoriai tiesiog susiduria su abejingumu ir skeptiškumu. Liūdna, tačiau noras užsimerkti prieš kito kančią vis dar dažnas mūsų visuomenėje. Nebūti abejingam, neužsimerkti, išgirsti, pasidalyti lašeliu kraujo. Reikia tiek nedaug, kad su sunkia liga susidūrė žmogus gyventų. 24 Lietuvos piliečiai jau pasakė taip gyvenimui. Jie tapo kaulų čiulpų donorais ir savo ląstelėmis pasidalijo ne tik su lietuviais, bet ir su pacientais iš Latvijos, Norvegijos ir kitų šalių.